šitą idėją. Aš sakau, valio, darom. Bet šitas, kur mes pradėjome repetuoti, ruošti su Vaida projektas, tai man iš tikrųjų labai jisai džiugina, veža jis mane, kaip sako, taip. Mes užsidegę. Tarmiškai, taip, taip. Tikrai tai žodžio prasme, nes man tai yra labai daug naujienų. Labai daug yra instrumentinės muzikos, kur kiekvienam vokalistui, dainininkui yra iššūkis. Tikėtumų, staigmenų pilnas žmogus. Visokių kasdieną vis kažkokia naujiena, tai reiškia, kiekvieną dieną vis kažkokią naują dainą atsiunčia, kad va, gal šitą dar padarom, gal šitą padarom, o mano jau gala plyšta nuo kūrinių gausos, nuo tiek, kiek jų yra, kiek man reikia per gana trumpą laiką paruošti. Jin dar mane nustebins savo galimybėm, žinai, kaip jin atsiskleidžia tose frazėse, tose natose, kaip jinai koncentruojasi, kaip jinai viską puikiai jaučia tą muziką, žinai, tiesiog gali viską dainuoti. Aš galiu jai paploti, jin viską sudainuos, ką, žinai, paploju, todėl kad, yra muzikalus, nežmoniškai žmogus. Gal klausytėm netikėta, kad mūsų programa bus paruošta, bet jinai bus suimprovizuota ir vieta. Kviečiame į vienintelį ir nepakartojamą Vaidos Genytės ir Zbignevo Levickio gyvos muzikos koncertą.